Mėly šauliai, tai yra astrologinė prognozė 2026 metams pagal Vedų astrologiją būtent jums. Jeigu jūs nežinote, koks yra jūsų ženklas pagal Vedų astrologiją, prašykite savo gimimo datą, laiką ir miestą, kuriame gimėte po šiuo video ir aš būtinai jums padėsiu nustatyti. Dėkoju, kad prenumeruojatės, aš žinau, kad 80% visų žiūrinčiųjų nėra šio kanalo prenumeratoriai, todėl būčiau labai dėkinga, jeigu paspaustumėte tą mygtuką prenumeruoti, jums tai nieko nekainuoja, o šiam kanalui tai yra galimybė augti ir tobulėti. Dėkoju už jūsų patiktukus ir komentarus ir primenu, kad ši prognozė yra bendroji, o jeigu jūs norite sužinoti labai konkrečiai, kas jums žadama 2026 metams, būtinai parašykite man tiesiogiai ir užsirašykite į asmeninę konsultaciją. Ir mes pasižiūrėsime jūsų planetas, jūsų astrologinius laikotarpius ir nustatysime, kokios krypties reikėtų laikytis. Kągi, mėly šauliai, mėly optimistai, 2026 tikrai reikalaus jūsų ugninės energijos, jūsų optimizmo, jūsų noro džiaugtis gyvenimu, nes tai yra metai, kai daugeliui bus nauja pradžia, nauji projektai, kai daugelis, jeigu norės sėkmės, turės atsistoti nuo tos sofos ir pradėti veikti, judėti, šviesti kitiems žmonėms, šviesti ir rodyti savo lyderystę. O būtent jums, šauliai, tai yra be galo aktualu, nes būtent tas sritis, kuri keičiasi, kuri yra paveikta, tai yra jūs patys ir jūsų asmenybė. Per 2025-2026 metus įvyks labai daug transformacijų būtent su jumis kaip su asmenybė. Jūs galėsite išaugti, jūsų požiūris gali pasikeisti į gyvenimą, jūs galite transformuoti savo išvaizdą. Kažkam tai pokytis bus labai toks tiesioginis, kažkas pakeis savo pavardę, kažkas pakeis savo imidžą, plaukų spalvą, kažkas visiškai pasikeis, ir nuo, 90 kg į 60 kg arba atvirkščiai. Čia labai toks slidus reikalas, bet tos transformacijos ir vidinės, ir išorinės su jūsų asmenybė tikrai bus matomas visiems ir tikrai čia įvyks tie pokyčiai. Saturnas žuvų ženkle prabus visus metus jūsų 4. būste ir tai reiškia galimi pokyčiai susijęs su jūsų nekilnojamu turtu. Galbūt kažkas pakeis gyvenamąją vietą, galbūt netgi iš tokios, čia Saturnas kaip karminė planeta, jis gali duoti įvairius labai rezultatus, kažkam tai bus grįžimas į mažesnę vietą, kažkam tai į didesnį plotą, bet Saturnas gali čia duoti tas permainas, susijusi su nekilnojamu turtu. Taip pat Saturnas čia aktyviai duoda iššūkius susijusi su jūsų mama, jeigu ji yra gyva, jeigu yra palaikomas santykis, tai čia irgi gali būti tokie iššūkiai, kur reikia palaikyti santykių, kur reikia nepaisant tų kažkokių tai konfliktų, iššūkių, atšalimo, duoti dėmesį būtent mamai. Ir taip pat Saturnas 4, tai viskas, kas susijęs su mūsų vidiniu pasauliu, kaip mes jaučiamės, ką reiškia būti laiminga, ką reiškia turėti, ar man to reikia ar nereikia. Tai tie visi vidiniai klausimai tikrai neduos ramybės 2026 metais. Ir Saturnas, jis savo aspektuoja jūsų 10 būstą, todėl gali būti daug permainų ir jūsų karjeroje. Sakykime, darbo pokytis, darbo krūvio pokytis, viskas, kas su tuo susiję.
Na ir kaip minėjau, iki tas pokytis su jūsų asmenybė, jį yra taip pat sąlygoti tuom, kad Jupiteris, būdamas dvynių ženkle, iki pat birželio mėnesio aspektuoja jūsų asmenybę ir jis suteikia tokio ryškumo, pastabumo, jūs gali pastebėti minioje, ne? Jūs galite ryškiai šviesti, išminties gali duoti Jupiterio šis aspektas, o šiaip aplamai labai daug bus pažinčių, kontaktų, gali plėstis tas ir bendradarbių ratas, ne? Jeigu jūs esate santuokoje, jūsų ryšiai su jūsų sutuoktiniu gali pagerėti, ne? Tie santykiai gali pašiltėti, pereiti į tam tikrą kitą lygį, išmintingesnį lygį. Jeigu jūs esate viena, ieškote partnerio gyvenimo, tai čia vėlgi gali būti atsirasti labai palankių sąlygų surasti tą žmogų. Na, arba bent jau bus su kuom susitikti, sakykime taip, nes Jupiteris plečia šią sferą. Ir gali padaryti taip, kad ir vienas yra pretendentas, ir kitas yra pretendentas, ir šis būstas tikrai plėsis, plėsis tie pretendentai jūsų širdį. Taip pat, jeigu jūs esate nesusituokę, bet santykiuose, Jupiteris, būdamas čia, jis be abejonės atneša pagerėjimą, pašiltėjimą ir galimybę perkelti tuos santykius į kitą lygį ir, pavyzdžiui, oficialiai arba susituokti, arba oficialiai pranešti apie savo santykius. Tai yra labai, labai nuostabu. Toliau, iki pat birželio mėnesio bus čia Jupiteris, o jau nuo birželio jis pereis į jūsų 4. tą Vėžio ženklą ir tai bus jau 8. būstas. Čia Jupiteris pakeis truputėlį aspektą ir, sakykime, atneš daugiau gėrio ir daugiau galimybių finansinė prasme jūsų antrai pusiai. Gali būti taip, kad jūsų sutuoktinis arba antroji pusė gaus paaukštinimą darbe, padidins jam algą, gali būti, kad gausite kažkokią tai pagalbą iš šeimos, tai gali būti ir palikimo klausimas, irgi su tuo susijęs. Tuo pačiu, tie klausimai, vidiniai klausimai, kur aš minėjau, kas yra laimė, kas padaro mane laimingą, atves jūs Jupiteris ir praplės tą sferą ir tikrai daugiau dėmesio skirsite ir psichologiniams klausimams, ateis domėjimasis netgi ezoteriniais klausimais, astrologija, numerologija, galbūt norėsite tuo mokytis. O jeigu norėsite pasimokyti karminės numerologijos, sužinoti savo talentus, savo karminės pamokas, su kokiom užduotim atėjote į šį pasaulį, labai kviečiu užsukti į mano puslapį mysticmama.lt ir ten plačiau pasiskaityti ir jungtis į karminės numerologijos mokymus, kuriuos vedu. Labai jūsų lauksiu. O spalio mėnesį Jupiteris trumpam įžengs į jūsų 9. būstą ir čia atneš be abejonės tokį prašviesėjimą, sėkmės faktorių, galimybę praplėsti savo pasaulėžiūrą, surasti būtent tą kryptį, kurią noriu judėti ir eiti. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, skorpionams, šauliams irgi tuo laikotarpiu, arba jau susilaukus, kai Jupiteris ilgam, 1 metams pereis į liūtą, jau čia 2027 metais reikėtų atlikti tokią piligriminę kelionę, kuri tikrai pajungs, aktyvuos tą Jupiterį. Na kągi, čia Jupiteris susijungs su Ketu tuo momentu ir tikrai gali būti, kad spalio mėnesį, kažkur tai nuo spalio mėnesį galite sutikti savo gūrų, savo mokytoją, labai labai tokį svarbų savo žmogų. Kalbant apie Ketų, jis praktiškai visus 2026 bus jūsų 9. būste, o Rahu bus
jūsų trečiajame būste. Tai čia labai įdomus tas aspektas, kur Rahu duoda galimybės prasiplėsti ir daugiau pasirodyti socialiniuose tinkluose, daugiau keliauti, daugiau bendrauti, daugiau tokių tikrai labai daug kelionių gali būti ir bendravimų, kaip minėjau, kontaktų, labai daug kursų. Galite eiti, tiesiog vieni kursai po kitų gali būti. Atsiras daugiau drąsos veikti ir daryti, ne tą, ką galbūt aš anksčiau bijojau daryti, aš darau, ne, atsiranda ta drąsa. O Ketu jis priduoda tokio filosofiškumo, tokio gyvenimo religijose, ne tokį lengvumą, jeigu sprendžiate kažkokius tai dokumentų klausimus, ne, teisinius klausimus susijusius su valstybinėmis institucijomis, tai čia be abejonės Ketu duoda tokį, kad ateina rezultatas be papildomų pastangų. Arba jau, sakykime, tie reikaliukai nėra tokie jau svarbus ir man būtini, nes mano idėjos, mano visas fokusas yra į kontaktus, į bendravimą su žmonėmis. Ir jau lapkritį Rahu kartu su Ketu keičia ženklus ir užduoda tą tendencijas, tas energijas sekantiems 18 mėnesių. Ir čia daugiau Rahu gali atnešti daugiau pokyčių jūsų finansiniai srityje, gali prasiplėsti jūsų finansiniai šaltiniai, gali prasiplėsti jūsų šeima, ne pokyčiai šeimoje. Tuo pačiu ir pasikeis, sakykime, taip rolės jūsų šeimoje, kiek jūs uždirbate, kiek uždirba jūsų antroji pusė. Tai čia gali būti kaip tik fokusas būti, kad jūs pradedate uždirbti aktyviau, daugiau ir antrosios pusės, finansai, jie tokie mažesni arba, tokie taip kaip natūraliai, sakykime, taip ateina ir ta kaip natūrali tokia pagalba iš kitų. Tai čia aktyvuojasi toks fokusas. Na kągi, šauliai, tokie metai jums, sakyčiau, labai svarbus pokyčiai, vidiniai pokyčiai, jau po 2026 jūs nebūsite tokiais, kokie buvote iki šiol. Ir, be abejonės, drąsa veikti ir daryti čia irgi labai svarbu ir tikėtina, kad pasėsite tas naujas sėklas, kurios toliau leis augti ir jūsų finansiniai gausai. Mėly šauliai, linkiu jums, kad 2026 atneštų tik geriausius rezultatus, drąsos veikti, drąsos būti ir gražiausių jums metų. Mes būtinai pasimatysime kitose video formatuose ir nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite paspausti like. Iki, ate.